Video pirmas. Turime peilį. Japonas peilis. Užrašai šiek tiek matosi. Fit 50. Peiliukas iš arčiau apžiūrėjus. Matosi, kad yra kaltas. Iš karto, kas supranta, išduoda tos vietos jau, kad jis yra kalto plieno. Ir žinau, nes pats aš jį laimėjau, pats dėl jo konkuravau aukcionuose. Žinau, kad jis yra japonas iš japoniško medicininio plieno. Vienpusis galandinimas tai yra vienas tobuliausių galandinimų. Dažniausiai jie būna, sakykime, 80-20, 70-30%. Nes iš čia būna trupučiukas irgi dar, kad neneštų į šono pjaunant, o pjautų to lygiai. Šitą peilį pasirinkau tam, kad jis gana neblogos būklės ir aš jį restauruosiu. Dabar tokia apžvalga, kad aš jį planuosiu pakeisti geometriją ir padaryti žuvies filiavimo peilį. Aišku, galės dirbti kai su universaliu ir ant lentutės pjaustyti, bet tai bus galima filiuoti žuvį, daryti išklotinės ir kitaip universaliai naudoti šį peilį. Peilis yra nerūdijantis. Tai dar vienas pliusas. Laukiam sekančių video.